Labas visoms, įpraskite mane matyti štai tokią, nes kokius ateinančius 5 video aš būsiu būtent taip apsirengusi, pasišukavusi ir visa kita, kadangi labai dažnai sulaukiu tokio prašymo, kaip nufilmuoti savo makiažo kolekciją ir žinokit, ji yra tikrai labai nemaža, o žinot mane, kad aš mėgstu pakalbėti ir norėčiau apie kiekvieną iš jų truputėlį papasakoti ir šiandieną norėčiau pradėti visą šią video seriją nuo makiažo pagrindų ir maskuoklių. Turiu štai tokį kibirėlį vien makiažo pagrindų ir nesu jūs suskiršusi į kažkokias, nežinau, kategorijas, tai trauksiu ir pasakosiu, ką aš apie tai galvoju. Tai pati pirmoji priemonė, kurią paėmiau, tai yra Tony Moly Baby Doll Makeup Base ir galiu iš karto pasakyti, kad tai yra makiažo bazė, kuri yra tokios žalsvos spalvos ir žalsvos tai labai kukliai pasakyta, tai yra balta su kažkokiu žaliu atspalviu ir aš jau susikinėjau manydama, jog priemonė padės susidoroti su mano veido raudoniu, tačiau tikrai nepadėjo. Ir antras dalykas, gal ir geriau sklaidosi makiažo pagrindas su šia baze, tačiau kad ilgiau laikytųsi pas makiažas, tai to tikrai nėra. Tada turiu sekančią priemonę, kurią aš taipogi naudoju dažnai kaip makiažo bazę, tai yra Rival de Look Perfect Tint ir aš apie ją jums tikrai pasakau ir tai yra vienas mano mėgstamesnių produktų, nes būtent jis susidoroja su mano visais raudoniais ir kartais aš naudoju kaip makiažo bazę, po to deduosi savo kitus makiažo pagrindus, o kartais tiesiog kaip kokį BB kremą maskavimu pasižymi, bet ne labai didžiuliu, tačiau kiekvienai dienai tai yra labai fainas produktėlis. Ir jis jau yra tokios, aš tikiuosi įsimatysite, jau truputėlį žalesnės spalvos, aš gal pritrauksiu, tikiuosi įmatysit. Ir dalykas tas, jog tikrai labai gražiai išsisklaido, pasiskirsto, suteikia tokį lengvą rudą atspalvį, tai labai baltodėms, nežinau, ar rekomenduočiau, tiesiog tada reikėtų susilyginti kaklo spalvą, bet šiaip tai yra tikrai mano vienas mėgstamiausių produktų. Tada turiu dar vieną tokį korėjietišką produktą, tai yra Holika Clearing Petit BB kremas ir aš jį taip pat neseniai užsisakiau iš Korėjos ir galiu pasakyti, jog jis tikrai labai man patiko, labai gerai maskuoja, labai gražiai išsisklaido, visa kita. Spalva gal kiek truputėlį tamsoka, tačiau sakyčiau, kad labiau tiktų normaliai odai, gal į sausumą nelabai, bet labiau normaliai, nes su riebe, tai aš draugauju, nežinau, kokias 5-6 valandas, bet aišku, pradeda viskas blizgėti. Tai šiaip kasdienai tai yra labai mano mylimas produktas ir labai dažnai naudojamas. Tada dar šnekant apie BB kremus, tai turėjau tokį visai nusinešiojusi Careline Perfect Care BB kremas. Ir jis taipogi yra vienas tų mano dažnesnių pasirinkimų, kuomet tiesiog noriu gražiai atrodyti, nors žinau, kad niekur neisiu, namuose. Jis yra truputėlį jau tokios šviesesnės spalvos ir žinot, ką man labai primena, tai yra Garnier BB kremus. Net ir kvapas yra labai panašus, maskuoja taip nuo silpnai iki vidutiniškai, ta prasme tikrai tinkamas kiekvienai dienai, toksai nerebus, malonus ir ta prasme, sakau, su riebia oda man nelabai, bet kasdienai labai. Aš tikiuosi supratot, ką aš kalbu. Tada turiu jūsų labai mėgiamą, tačiau mano nuomonė jis man tikrai nelabai tinka, tai yra L'Oreal Infallible, kaip ištarti, matinis matifikuojantis makiažo pagrindas. Ir kas man labiausiai jame nepatinka, tai jog spalva yra pati šviesiausia, kurią aš nusipirkau. Ir jeigu tai yra, o čia tai visai gražiai atrodo. Tada reiškia, jog priemonė tiesiog oksiduojasi ir kai aš ją išsklaidau ant veido, ji visa sutamsėja, tokia išsausėja ir jeigu neduok dieve, tu nelygiai išsklaidai, tai gaunasi visas toks dėmėtas veidas. Ir kadangi spalva yra tamsesnė, kartą patekau po lietumi ir tiesiog lašelis nuriedėjo ir viskas taip ir nubėgo. Nežinau, labai visos rekomenduojat visą kitą, bet aš tiesiog su jie nesusidraugauju ir tikrai yra viena retesnių naudojamų priemonių, nors nežinau, gal reikėtų duoti šansą, bet sakau, ta besioksiduojanti spalva man nepatinka tiesiog, nes negali prognozuoti pačių produktą. Aš truputėlį nusivalysiu tą ranką, nes teplioju viską, vis tiek mes šiandien daug tepliosimės.
Jeigu, ką aš jums dar noriu pasakyti, kol čia valausi, jeigu jums dar iškils kažkokių klausimų, jūs drąsiai manęs galite klausti, galų gale, man atrodo, vos ne apie visus produktus yra apžvalgos, tai būtinai pasižiūrėkit. O šiaip tai sakau tik savo nuomonę, kaip man patiko, kaip nepatiko ir taip toliau, tai tiesiog. Tada turiu Make Up For Ever Ultra HD makiažo pagrindą ir nekartą sakiau, tai yra vienas mano mėgstamesnių makiažo pagrindų, kadangi jis taip gražiai atrodo prieš kameras, prieš, ta prasme, ir filmuojant, net ir šiandien aš ją pasidažiau. Gal truputėlį dabar man šviesokas spalva, tiesiog uždedant kokios, nežinau, bronzanto ar dar kažko tai veidas, tiesiog atrodo geriau. Su riebia oda taipogi klausimas, ar draugauja, nes neišlaiko man su ilgai. Jeigu apie išlaikymą šnekant, tai turbūt galėčiau lyginti su šita. Šita maskuoja irgi taip vidutiniškai, galima pasluoksmėti ir išgauti norimą variantą, bet šiaip labai kokybiška priemonė ir sakau, kaip jinai atrodo ant odos ir jeigu, kaip ir sakau, aš jums tikrai labai dažnai apie ją pasakau, tai jeigu prie manęs prieitų žmogus, kai aš būčiau užsitepus Make Up For Ever makiažo pagrindu, tai jis tiesiog nepamatytų, jog aš turiu kažką ant savo veido, nes labai gražiai susilieja. Tada turiu dar vieną Make Up For Ever Matte Velvet Mattifying Foundation ir tai yra taipogi tas produktas, kurį galėčiau sulyginti su šia. Tai jos man netgi beveik vienodas. Šios spalvą man išrinko Make Up For Ever pardavėja, atstovė, aš nežinau, per Pelenės parodą. Ir visiškai prašovėm su spalva. Aš tai tiesiog pasitikėjau žmogumi, nusipirkau ir tiek, bet jinai dar yra beveik jos. Tai šiaip kainavo nepigiai. Taip irgi tokį suteikia lengvą sausumo pojūtį ant veido ir negaliu pasakyti, jog labai gražiai atrodo, nes veidas toks visas kaukės efektas, nes tikrai labai gerai maskuoja. Bet irgi viena rečiau naudojamų priemonių, tai tiesiog guli ir tiek. Tada turiu tokį Bourjois Perfect 1-2-3 ir tai yra mano viena mėgstamesnių priemonių, bet galiu pasakyti, jog taip pat yra problema su spalvų pasirinkimu, nes ši yra labai tokia geltona ir tikrai nelabai gražiai atrodo, reikia su ją padirbėti, bet dėl ko man patinka, tai kad labai gražiai išlygina visą veido spalvą, galima nenaudoti jokio maskuoklio ir svarbiausia, labai tinka riebiai odai ir ne pirmas buteliukas pas mane. Tai tiesiog vasarą atėjus, tai manau tikrai bus labai dažnas pasirinkimas. Eikime prie mano pačios mėgstamiausios priemonės, tai yra Pupa BB kremas anti-makija, jeigu aš teisingai perskaičiau. Ir sakyčiau, tai yra geriausias BB kremas tinkantis riebiai odai. Ir jeigu aš, kaip pasakau, kad renkuosi tam tikrus BB kremus namuose, tai jeigu aš renkuosi BB kremą ir noriu kažkur išeiti, tai bus tik šitas. Ir apskritai šitą naudoju dažniausiai kaip makiažo pagrindą, nes labai gražiai pasidengia, tada neblogai, tikrai labai neblogai maskuoja ir svarbiausia tikrai ilgiau, kur kas ilgiau lyginant su kitomis priemonėmis, išlieka BB kremas ant veido. Tada labai nosinėšti. Turiu tokį Rimmel Wake Me Up, labai daug kas apie jį jau pasakojo, tai aš irgi susigundžiau užsisakyti, pasiėmiau pačią šviesiausią spalvą, labai prašoviau ir sekantis dalykas, kad tikrai rekomenduočiau sausai odai. Labai gražiai atrodo ant veido, lygi tokias, kur kas veikesnė atrodo, su riebia visiškai nedraugauja, po maždaug 3-4 valandų viskas pradeda bėgti, tai tas labai liūdina. Tada keliaukime prie makiažo pagrindo, kurio aš dar dėja nebandžiau. Tai yra Catrice Prime and Fine, tai ką aš jums daugiau galiu be pasakyti, tai jis yra mano kolekcijoje ir aš suprantu, jog jis išviesina, bet irgi drįstu spėti, jog nelabai tiks riebiai odai, nes tiesiog aš manau, kad tai yra silikono pagrindo priemonė, kuri tiesiog viskas taip lengvai nuplauks. Bet bandysim. Šito dar tikrai atsiprašau, bet negaliu papasakoti. Čia jums šiandien į temą, kitą kartą papasakosiu. Tada turiu Terre d'Oc Fluid Teint Eclat BB kremas. Ir, kaip sakau, labai daug kompanijų prašauna su pačiomis šviesiausiamis spalvomis, ar aš šitą pagriebiau, dėl to, jog labai buvo svarbi man sudėtis, nors irgi dabar žvelgdama galėčiau pasakyti, jog nelabai ta sudėtis. Tiesiog norėjau išbandyti brangesnį BB kremą, jis kainuoja gal 30 €, bet esmė ta, kad spalva yra visiškai per tamsi mums šviesiodėm. Ir antras dalykas toks, jog
su riebia oda taipogi nedraugauja ir labai, sakyčiau, tinkamas vasarai produktas, kai norime nedaug maskavimo, kad ant veido būtų labai kažkas lengvo, bet šiaip maskavimas yra tikrai labai mažas. Tai sakau, vasarai tai, man atrodo, labai neblogas pasirinkimas. Tada sekanti priemonė, apie kurią aš jums taipogi nepapasakosiu, nes, kaip žinia, mes, blogerės, youtuberės, gauname priemonių testavimui, tai tiesiog kompanija man prašovė su spalva ir šis buteliukas tiesiog pas mane yra, aš nežinau, ko aš laukiu. Tai yra Makeup Factory All Free Foundation. Dabar žinau, kodėl aš laukiu, nes tai yra be aliejaus ir turėtų puikiai tikti riebiai odai, bet esmė ta, kad tai yra visiškai man per geltoną spalvą. Aš nežinau, ką man su tokia spalva daryti. Jeigu turit pasiūlymų, ką man daryti, tai jūs būtinai parašykite komentaruose, bus labai dėkinga. Tada sekanti priemonė, apie ją jums taipogi jau pasakau ir labai nekantrauju galų gale parašyti apžvalgą, tai yra Sleek Bare Skin Foundation ir spalvą turiu kokią čia. Nerandu spalvos. Ivy White Rose. Tai irgi sakiau apžvalgoje apie Sleek kosmetiką, jog tai yra makiažo pagrindas skirtas tiesiog labai sausai odai, labai gražiai lengvai dengiasi, neišryškina jokių sausumų ir taip toliau, riebiai odai tikrai nerekomenduočiau, labai gražiai išsisklaido, toks lengvas vidutinis maskavimas ir produktas, sakyčiau, tinka labiau vasarai. Arba nebent tos, kurios tiesiog nemėgsta daug maskavimo ir jom užtenka kukliai, tai yra visai gerai. Tada turiu 2 Avon BB kremus ir apie juos bendrai galiu pasakyti tai, jog jie abudu labai linkę subėgti į poras. Tada antras dalykėlis, spalvos vėlgi šviesiausias yra per tamsios. Ir antras dalykas yra trečias dalykas, visai taupas iš tikrųjų, bet su riebia oda vėlgi nedraugauja, labiau sakyčiau, jog tai sausai tiktų. Ir dalykas toks, jog tiesiog man nepatiko, netiko ir galvoju tiesiog, kad atiduosiu kam nors, tai turbūt mamai, nes tiesiog netinka, neišlaiko ir tas į porą subėgimas mane tikrai labai varo iš proto. Tada sekanti priemonė yra Essence Pure Nude Makeup, tai yra makiažo pagrindas, irgi pasižiūrėsit, aš jau pamiršau, žinokit, tiek seniai naudota. Šis yra labai toks tai lengvas, gražiai, lengvai pasiskirstantis, labai patinka iš tikrųjų, spalva yra tokia truputėlį geltonumo, šviesi ir šiaip labai maloni, tačiau vėlgi negaliu pasakyti, jog jisai išsilaikys, nors kaip pigus produktas, jis vėlgi Essence'as man pasižymi kokybę ir man jisai patinka. Jeigu aš sakau vėlgi, aš priskirčiau į tuos, kur naudoju kasdien namuose, tai šitas keliautų tikrai į tą kategoriją, nes į miestą einant vis tiek mes norim truputėlį pasipuošti. Tada turiu BU Perfect Finish Foundation ir tai yra mano vienas mėgstamesnių makiažo pagrindų, bet esmė ta, jog jisai truputėlį irgi tokios įdomesnės spalvos. Toks tai, bet aš nežinau, aš tikiuosi jūs matot spalvas. Tai dalykas toks, kad jis labai laukia tos dienos, kai aš įdegsiu ir galėsiu džiaugtis šiuo makiažo pagrindu, nes jis tikrai išlieka ilgai ir tikrai yra vienas labiau rekomenduojamų riebiai odai. Tai tikrai labai patiko ir noriu tiesiog naudoti greičiau. Tada iš tikrųjų turiu kolekciją tokią, aš jau sakiau, iš AliExpresso Dior Skin Eclats Satin. Ir tai yra tiesiog žiauriai šviesus makiažo pagrindas, kurį aš naudoju maišymui. Tai tiesiog nusipirkau padišovkę, taip vadinamą, tai tiesiog palieku viską sumaišyti su tamsesnėmis pudromis ir tada viskas nutinka taip, jog tiesiog makiažas neišlieka ilgai. Tada turiu jau žinokit kelis dalykelius, tai yra BU Velvet Matte Foundation, irgi yra su spalva problema, tai yra skirtas makiažo pagrindas riebesniai odai ir to mes pasižiūrėsim. Ir kaip pasakyti, nežinau, šiaip dabar aš jau galvoju, kad spalva man šita turėtų visai tikti. Nežinau, reikės išsikelti paviršių, nes tikrai patiko, labai gražiai išsiskirsti, nesubėgo į poras, kas yra svarbiausia, nes iškart labai sendina. Tai šis man patiko ir vienas labiau rekomenduojamų makiažo pagrindų. Tada turiu, manau, kad jo Lietuvoje nėra, pirkau Anglijoje, tai yra Maybelline Nude Baby Skin, makiažo bazė, silikono pagrindas, labai iš tikrųjų sakyčiau neblogas dalykėlis, tačiau vėlgi aš sakau lyginu, arba yra sausa oda, normaliai yra beveik viskas tinkama, o riebiai odai šis ne. Tiesiog
nors išlygina, viską yra kur kas lengviau dengti, tačiau apie išlaikymą mes net nekalbėkime. Ir mano viena paskutinių priemonių tai yra Sleek Makeup Oil Free Creme to Powder makiažo pagrindas, kuris yra labai man per šviesus, bet tikrai gerai išlieka ir labai tinka būtent riebiai odai, kadangi čia nėra aliejų, labai gražiai išsisklaido, tikrai neblogai maskuoja ir atsakau, tiesiog reikės irgi, man atrodo, išsitraukti į paviršių, kad naudočiau dažniau. Pasižiūrėsiu, ar kamerą neišsikraunu, kad jūs nepalikčiau. Gerai, dar turim 10 minutėlių pasikalbėti apie maskuoklius. Jo, čia daugiau nieko gero. O, reikia nusivalyti viską. Maskuoklių pas mane truputėlį mažiau nei makiažo pagrindų, pas mane tikrai pakankamai daug, bet aš tiesiog, kaip sakiau, aš dalinuosi kosmetiką su mama, su sese, su drauge, tai čia nėra tiek, kiek aš galėčiau turėti tiesiog. Čia pradėkime nuo mano labai stipriai apsilupinėjusio, dieve, toj. Tai yra Maybelline Fit Me maskuoklis, kurį pirkau taipogi Anglijoje ir spalva yra tokia geltona, tai ta prasme, kaip aš atsimenu, jeigu aš nesumeluosiu, tai žodžiu, esmė ta, kad su juo dažniausiai dengiu paakis, labai gražiai išsisklaido, gerai užmaskuoja ir šiaip tikrai labai gražiai atrodo, bet labiau tinkamas vasarai dėl atspalvio, bet tikrai vienas labiausiai didžiausių favoritų žvelgiant visame pasaulyje, tai yra būtent Maybelline Fit Me ir tikrai ne veltui, nes nesubėga į raukšleles, gražiai išsisklaido, gražiai dengia ir, nu, ta prasme, ko daugiau norėti iš maskuoklių. Tada turiu iš Elfo tokį dvipusį, tai yra Under Eye Concealer and Highlighter, tai čia mes turime highlighterį, o čia turime maskuoklį. Šiaip labai faina priemonė, aš kai pamačiau jos kainą pagalvojau, kad absurdas ir aš tikrai nieko nesitikiu, bet klydau ir tai yra tikrai labai neblogas, bet lengvokas produktas, jeigu mes nenorime ten intensyvaus kažkokio maskavimo ir taip toliau. Tai šis labai gerai, highlighteris yra labai fainas, jo, pavyzdžiui, prie antakių reikia labai nedaug, labai gražiai, tokių mažų smulkių dalelių, viską labai fainai atrodo. Man atrodo, man plaukai išspinė, ar ne? Ta prasme, tik to. Tada turiu tokį, Jėzau, kaip pas man visus priemonės nešvarios, tai yra Pupa Cover Cream Concealer ir tai yra žalia spalva. Šį produktą pirkau tikėdamas, jog padės užmaskuoti mano 2 raudonus taškelius, kurie yra čia ir čia, trečias čia. Bet negaliu pasakyti, jog priemonė veikia taip, kaip aš norėčiau ir truputėlį nusivyliau ir nežinau, ką bedaryčiau, priemonė neveikia taip, kaip norėčiau. Tai tiesiog nežinau, ar galėčiau pasakyti, kad rekomenduoju, tai tikrai ne. Reikėtų ieškotis dar kažko geresnio raudonėms taškeliams maskuoti. Tada turiu Essence Pure Nude Concealer ir tai yra tokia pieštukinis maskuoklis, tai tikrai nebūtų tinkamas pakiam maskuoti, tačiau netgi išviesinimui galėčiau sakyti, kad tiktų, nes jis gerai sklaidosi, brėžiasi labai smagiai ir daugiau nieko norėti nereikia. Su maskavimu pas jį yra truputėlį silpniau, tai sakau, kontūravimui visai smagus dalykėlis. Tada turiu Ingloto Cream Concealer, kaip jūs matote, tai yra jau buvo atiduotas mano mamai, aš jį susigražinau, nes galvau duosiu antrą šansą, nes dėl ko jis man nepatiko, tai yra tai, kad kai užtepi ant maskuojamosios vietos, jis toks sausas pasidaro ir išryškina ir tikrai, nu, ta prasme, man tai negražiai atrodė ir nelabai patiko. Ir dabar aš pastebėjau vakar, kai aš su juo darbavausi, jog jis netaip ir gerai maskuoja. Aš nežinau, ta prasme, mes pereisim prie tų maskuoklių, kuriuos aš labiausiai mėgstu, tai tada turėsim ką su ko palyginti. Tai yra vienas tų, kuriuo aš labiausiai mėgstu, Rimmel Wake Me Up ir tai yra viena šviesiausių spalvų Classic Beige ir tikrai labai faina priemonė, vėlgi gaila, kad ji neatkeliavus iki Lietuvos, bet labai gražiai maskuoja, labai gerai sklaidosi, nesubėga į raukšleles. Ta prasme, nėra per sunki priemonė, bet ir nėra per lengva. Norint galima truputėlį pasuksniuoti ir išgauti visą norimą maskavimą, tai tikrai man labai patiko. Tada turiu tokį Avon Magix, ar Magix, ar kaip ištarti, Multi Benefit Illuminator, tai yra išviesnintis maskuoklis. Ir jis yra taipogi mano vienas labiau naudojamų, tai tiesiog aš su juo ir pašviesinu, ir pamaskuoju, bet tai yra labiau kasdieninio, tokia ne per sunki priemonė, bet tikrai su juo drąsiai
galiu eiti į miestą, nepergyventi, jog kažkas nutiks, ar neišlaikys, ar taip toliau. Tai tikrai man labiausiai iš visų Avon atsiųstų priemonių, tų 25, kur visos konkurse dalyvavom, tai labiausiai turbūt maskuoklis ir patiko. Tai man labai visi išsipylė. Na tiek to, pabūsiu šitai, po to susitvarkysiu. O, ir čia jau viskas. Tada turiu Bio Cover and Clear Spot Stick Long Lasting maskuoklį. Ir tai yra toksai kreidelinis ir būtent skirtas tokiem spogeliam, nes tikrai su šiuo nerekomenduočiau jokių būdų maskuoti paakių, tiesiog bus per daug ir per stipriai, bet šiaip tai priemonė labai fainai užmaskuoja tą geltoną spalvą, tiesiog galima vis tiek mes tvirtinam su biria pudra ar ten kompaktinė ar kažkokia tais, tai viskas gražiai išsisklaido ir gražiai atrodo. Tada turiu, žinokit, jau visai nedaug, pritvirtas maskuoklis ir išsitrauksiu, jisai sulūžo pas mane labai gaila. Tai yra pirmasis Essence Camouflage Cream Concealer ir tai yra mano pats mėgstamiausias maskuoklis, kadangi jisai ką žada, tą ir duoda, ta prasme jis viską užmaskuoja, ką reikia, daugiau aš iš jo nieko negaliu norėti ir galima sakyti, jog jis gal ir kiek per sunkus paakiams, bet mano paakiams kartais reikia maskavimo ir aš suprantu, kad tiesiog nerekomenduotina, bet jis atlieka viską tiesiog tobulai, o kaina, manau, tikrai kokie 3 eurai, tai yra viskas, ko man reikia. Ir tada tokia vėlgi iš Korėjos atsisiusta Tony Moly Cover Pot Concealer Face Mix. Tai yra truputėlį geltonokas man maskuoklis, tačiau labai fainas, gerai sklaidus, labai taupus toksai sviestinis. Maskuoja vidutiniškai, galėtų truputėlį geriau, bet šiaip iš tikrųjų patiko. Ir tada paskutinysis maskuoklis, tai yra Essence Soft Touch Mousse ir toksai kaip pasakyti, man jisai, nežinau, 50/50 ir patinka ir nepatinka. Galbūt konsistencija yra man truputėlį per minkšta, tokia putinė labai ir maskavimu labai stipriai nepasižymi, tai naudočiau nebent kiekvienai dienai, kai esu namuose. Ir viskas, žinau, kad buvo truputėlį per daug informacijos, aš truputėlį pavargau šnekėti, bet dar laukia jūsų labai daug apžvalgų, pašnekėsime apie mano birius produktus, skaistals paletes ir taip toliau, tada prieisime prie akių produktų ir žodžiu. Tai viskas, šiam kartui tiek, apie mano makiažo kolekciją pasikalbėsime artimiausių laikų, o šiandien noriu padėkoti visoms už dėmesį, Jėzau, kaip sunkiau kalbasi, palinkėti visoms gero penktadienio, gerai pasilsėkite per savaitgalį ir tiesiog puikiai praleiskite laiką. Tai viskas tuomet, iki pasimatymo!